Ne, dabar 30 skrydis. 30 skrydį? Kaip? Iki komercinės licenzijos 50 turi būti valandų, o valandų dabar yra jau po egzamino 20 tikiuosi bus. 18,5 ir... Taip, na, gerbiami keleiviai, prašome lipti į krepšį, darysime instruktažą. Ateikime. Tik tais pripūtimo metu yra toks stresinė situacija, būna daug ūžesio, blaškymo, ten nežinoma kas daryti, o ir prieš Ir dabar mes imituosime nusileidimą. Jūs gal irgi vieną ranką... Ai, apsisukite tada kažkaip. Vienu žodžiu, dabar truputį reikės dar sulenkt kojas, taip kaip nuo taburetės. Ir laikomės dabar ir kai parversime, jokių būdų nesiremkite į žemę. Pasiremkite į krepšį, bet nekiškit rankos lauk. Mes imituojam dabar nusileidimą. Mūsų taip leidžiamės, po truputį verčia. Ir dabar pradeda biškį traukti ir jūs labai gerai laikotės. Nes labai norisi čia atsiremti, bet čia negalima. Jūs galite pritūpti truputį, kad viduj būtų krepšio taip labiau. Gerai, tada galima taip laisvai išlipti. Tokį ranką. Įsivaizduojat maždaug, kas tai yra. Pradėsiu kaitinti, tai tikrai geriau nelipkite į vidų. Palapinė didelė. Taip, čia turiu šitą pusę. Gal kaip pavėlas padaryti. Kur ta lentelė? Kur čia vidurį klaut? Ne, atvirkščiai. Čia gal... Kur ta metalinė lentelė? Va čia vidurį turėtų būti. Išleisti orą. Dabar po truputį pradėsiu pūsti. Tai kažkas iš Robertas bus viršuj, Povilas šitoj pusėje, o kažkas iš damų ar abidvi galbūt tą šoną palaikysit gerai. Ne, ateikit iš tos pusės. Povilai, atsimeni, kad reikia taip su bato priekiu, bet žiūrėti, kad kulnas neužkliūstų, kad nepargriūtumėt atgal. Taip, gerai.
kad nenuskristų be jūsų. Taip, virvė šitą ištrauk iš po baliono. Viskas gerai. Gerai, stovi dabar. Opa, gerai. O, geras čia. Saugiklis. Karšta? Pūtimo metu yra daug kaitinama, o paskui jau bus biškiai ramiau. Tai vadinasi sijonas arba būrė. Beveik skrendame. Atsiek, Rodai. Sveikinu, jūs skrendate. Taip, dabar galima biškį pakeitim vietomės. Nors aš jo, va šitaip. Nu, ar jaučiat, kad skrenda? Atrodo, kad tai. Vėjas nėra didelis, vas prie žemės mūsų nei blaškia, tiesiog kai patiesiam, taip ir būna. Jeigu būna kažkokia didesnis vėjas, tada su kuriai nuo medžių, tai biškį pablaško į šoną. Tik tais telefonus saugokit, kad žemyn neišskristų. Minkšta žemė nesuduš. Nu jo, tada turi būti labai pakrautas gerai. O, jau čia biškį yra vėjo. Perskirdam, kur čia jau biškį greičiau. Noriu laidus perskirti. O ten už mūsų atgal ta vat geltona dalis yra ornitologinis draustinis. Ten paukščių labai daug toj pelkėje. Į aną pusę negalima skristi, nes ten labai ypač perėjimo metu jos išgąsdinama. Taip, nu kaip ir sakiau, skrydyje vat, yra ramu. Perskrisime į viską biškį. Tada pabandysime palei pievą, žinau, paskristi. Šiandien neturim to pipip, kur aukštai. Pamiršau. Nu, aukštimatis toksai, kur aukštyn, žemyn rodo pakeitimą, bet aš šiek tiek nuo jo nenaudojau 18 valandų. Reikia tiesiog pajausti be prietaisų, nes čia yra skraidoma vizualiosiomis skrydžių sąlygomis. Ne pagal prietaisus, kaip ten debesį nieko matydamas skrendi. Prietaisus, bet tiesiog. Nu, kokį 3 kilometrų taip fiziologiškai, nes paskui jau reikia deguonies, o teisiškai tai yra nevaldoma oro erdvė iki maždaug pusės kilometro. Ten arčiau miesto, nežinau, kur toks šviesesnis miškas, maždaug ten yra jau aerouostas arti ir ten ir prie pat žemės turėtų aerouosto leidimą. Nu, paskui skrydžio planą ir kad duotų leidimą kilti. Tai negali kartu su lėktuvu. Jo, čia lėktuvai aukštai būna, o ten jau jie pradeda žemėti. Nu, tai kokius 200-300 metrų.
švietimas. Šitas garsesnis. Šitie du, nu, tos... Tie patys jie. Kad tas karvės kanapėm šeria, nieko jos nebijo. Tai va, kur visos kanapės, žiūrėkit, kiek pokų. Baltų. Ir ko karvės taip sviruoja galvą. Jau nesėdėjo. Žiauriai smagu. Trakuose galima skristi, bet ten jau reikia labai kvalifikacijos turėti, nes nusileidimo kryptim yra va tokie va miškai iki horizonto, ten į Rūdininkų pusę, tai labiau patinka tokie didesni laukai nusileidimui. Nėra tokio streso tada. Planuojat ir vykdyt tą veiklą? Nežinau dar. Hobis valgantis pinigus. Tai iki ten 50 ar 100 valandų. Tuoj kirsim privačią oro erdvę. Medžius į savo. Žmonės girdisi, bet nesimato. Girdžiu rusiškas keiksmažodis. Čia gražu. O kas čia gražaus? Kūdra. Tvenkinys. O ir tai. Čia viskas dirbtina. Net su kažkokiu statiniu, namų gerai. Geriukas. Tai man nebuvo patogu. Tam negalėjau. Tai matai, kad pasitraukė. Tai truputį kažko pakentėjo. Spręsit paskui savo problemą. Jūs turbūt labai senai pažįstamas, kiek suprantate. Mes? 12 metų. O čia du parasparniai, net ne vienas. Jūs sakėt, kad į mišką eisite? Tai metų jau daug, jau baterija pasėdus bus tikrai. 6 mėnesių paprastai sako. Kaip nerti? Tai mūsų komanda. Ratų kapsus. Karlsonas. Atrakcija dabar.
visiems. Per aukštai skrendam, reikia pažemėti. Vieno X maksimum. Pilotai yra žmonės jautrus ir labai greitai pavargstantys. Ir pavasarį ten dar žiemą skraidė visur.